galą su žiebtuvėliu. Tai ta vieta šils palaipsniui, bet nebus taip, kad įkais akimirksniu. Šiluma pradės skleisti per strypą ir jis būtų sujungtas su kitų strypų, šiluma taipogi pereis tenai. Dangoraižiai dviniai buvo 110 aukštų, ten buvo kone 300 plieninių kolonų. Paskui visi horizontalūs armatūros stripai kiekviename aukšte. Tai masyvus plieno kiekis. Tam reikėtų didžiulio gaisro, degančių valandas, gal 20 valandų vien tik tam, kad vietomis plienas pradėtų įkaisti iki temperatūros, kuriai esant prarastų 80% stiprumo. Ir galim pažvelgti į kai kurios istorinius pavyzdžius. 91 metais Filadelfijoje buvo gaisras, kur buvo įnirtinga ugnis, sudegė daug aukštų, daug karštesnis gaisras, dėl kurio išsprogdinėjo langai. Gaisras pasaulinės prekybos pastatuose nebuvo pakankamai didelis, kad išdaužytų langus. Ir gaisras Filadelfijoje trukęs 18 valandų nesugebėjo sugriauti pastatą. Gaisras Korakose vykęs netaip seniai truko 17 valandų. Labai smarkus gaisras ir nesugebėjo sugriauti. Ir kiekgi degė pietinis dangoraižis, kol sugriuvo? 56 minutes? Taigi kalbame apie gaisrus, kur truko 18 kartų ilgiau nei pietinėme dangoraižyje. Ir nepaisant to, mums aiškina, kad pietinį dangoraižį privertė sugriūti gaisras. Tai absurdiškai iš fizikinio požiūrio, iš istorinės patirties požiūrio. Be to, iš istorinio požiūrio, dar nei vienas plieninio korpuso aukštuminis pastatas nebuvo sugriuvęs istorijai dėl įvykusio gaisro arba gaisro ir išorinio mechaninio poveikio. Ir nepaisant to, rugsėjo 11 New Yorko mieste, žemutinėme Manhatane, 3 sugriuvo, kiekvienas su kelių valandų intervalų. Tai bent sutapimas. Pastatas numeris 7, pamenat, jo nekliūdė joks lėktuvas. Ten nebuvo jokio reaktyvinio kuro, vadinasi, nebuvo ir didelio gaisro. Pažiūrėjau, kaip ten gaisras prasidėjo, bet jei pažiūrėsit tos dienos video ir nuotraukas, tai pamatysit, jog tame 47 aukštų pastate kažkiek dega 3 aukštai. Ir nepaisant to, po 5:30 vakarą visiškai stabilus pastatas su keliom liepsnom tiesiai žemyn susmunka per 7 sekundės. Vienintelis atvejis, kuomet pastatai taip sugriūna, būna tuomet, kai yra naudojami sprogmenys. Sumontuoja visur sprogmenys pastate, turi supjaustyti tas metalinės kolonas. Jos turi perlaužti, kad pastatas griūtų žemyn. Jos visos turi būti nupjaustos sinchroniškai, jei nori, kad pastatas griūtų tiesiai žemyn. Toks kontroliuojamas sprogdinimas vadinamas implozija. Pastatas 7 buvo klasikinė implozijos forma. Tai prasideda nuo pačios, sienos griūna į vidų ir viskas virsta maža krūva griuvėsių. Tuo tarpu dviniai, istorija turėjo būti ta, jog jie sugriuvo, nes juos kliūdė lėktuvai. Taigi jie turėjo griūti pradedant nuo viršaus, ar bent jau taip turėjo atrodyti. Taigi turi tos visus sprogimus viršuje ir kas vyksta. Bet nepaisant to, pastatas stabilus tiesiai žemyn. Tai implozija. Tai buvo labai svarbu, kad pastatai sugriūtų tiesiai žemyn. Pagalvokit, jei lengviausias būtų sugriauti pastatus sprogdinant, tai kuomet jis tiesiog nuvirsta ant šonų. Reikia tiesiog kažką padaryti pagrindui ir visas pastatas pradeda virsti. Bet 110 aukštų pastatas žemutinio Manhatane būtų sugriovęs tiek daug žemutinio Manhatano, kad žmonės tuomet tikrai būtų labai susierzinę ir gal pareikalautų tikro tyrimo paaiškinančių, kaip tie pastatai sugriuvo. Taigi jie turėjo griūti tiesiai žemyn, kad nelabai supykdytų aplinkinius. Čia kalbant apie tikrai turtingus žmonės, o ne apie tų aukų šeimas. Taigi, štai ką mes turime. Vadinasi, normaliai prielaida būtų tokia. Jeigu pastatai sugriūna tokiu būdu tik tai, kuomet juos sprogdini, ar tai nebūtų normaliai prielaida šiuo atveju? Ir visgi mus pasodino į teisimųjų suolą už tai, jog sakom, kad pastatai buvo susprogdinti. Tai sako, tai lunatizmas, tai idiotizmas. Ne, kas yra idiotiška ir kas lunatiška, tai manyti, jog gaisras sugriojo pastatus. To dar niekad nebuvo nutikę.
Tas niekad nepasikartoja vėliau, jis negali įvykti pagal fizikos dėsnius. Taigi, nesąmoninga teorija yra ta, jog musulmonai sugebėjo visiškai sugriauti pastatus, sudaužydami juos lėktuvus. Ir vėliau, kai pažvelgia į griuvimo charakteristikas, pastebi, kad ten yra kaip minimum 11 bruožų, kurie būdingi tik tai implozijoms. Ir net jei pagalvotumėt, kad gal tą dieną, gal kaip nors tie pastatai tiesiog galėjo sugriūti, tie požymiai gali būti paaiškinti tik tai. Nei vienas negali būti paaiškintas kitaip negu sprogdinimo versija. Nebejotinai mintis, kad visus 11 tų požymių galima būtų paaiškinti kažkaip kitaip, kad taip kažkoks sutapimas. Taigi, ką aš turiu omeny? Visų pirma, tai netikėtas griuvimas. Nes jei jie būtų dėl ugnies, tai plienas suminkštėtų ir pradėtų krypti, linkti, bet ne, žiūri video ir matai, stoja visiškai stabilus pastatas ir staiga iš jo ne iš to kažkas nutinka. Antra, stačiai žemyn požymis. Jei patikrintume per Google implosionworld.com, jūs ten rastumėte, jog pasaulyje yra tik kelios kompanijos, kurios specializuojasi tikrų implozijų rengime. Tai yra mokslas, tai menas, tam reikia daug praktikos, tai trunka vien tik pastato parinkimas. Markas Lovazo, Control Demolition direktorius, davė interviu leidiniui Naujasis mokslininkas. Jis pasakojo, kad jam tai užtrunka valandas, kad išstudijuotų pastatą, kad išsiaiškintų, kur būtent reikia dėti sprogmenis. Ir vėlgi, manyti, kad ugnis per atsitiktinumą gali sugriauti pastatą tokiu pat būdu, kaip jis daro su visais tais sprogmenimis, vėlgi absurdiška sąmokslo teorija. Dangoraižiuose buvo 47 atraminės plieno kolonos pastatų centre. Ir paskui 236 kolonos per perimetrą. Taigi viso 283 kolonos. Kad pastatas sugriūtų simetriškai taip, kaip šitie sugriuvo, visos tos kolonos turėjo sugriūti sinchroniškai vienu metu. Ar kas galėtų patikėti, kad ugnis, išsiskleidžiusi šiandien bei ten pastate, galėtų priversti visas tas kolonas įkeisti vienu metu vienodai ir tiesiog pradėtų griūti netikėtai. Vėlgi, visiškai nesąmoninga, neįtikėtina teorija. Trečia, faktiškai laisvo kritimo greitis. Net rugsėjo 11 komisijoje pripažino, pietinis dangoraižis sugriuvo per 10 sekundžių. Laisvo kritimo greitis ore būtų 9 sekundės. Tas turėtų reikšti, jog išorinės pastato konstrukcijos dalis nekrito greičiau negu vidinės pastato konstrukcijos dalis. Vadinasi, visa ta plieno ir betono masė apatiniuose aukštuose žemiau lėktuvų dužimo vietos, žinot, apie 80 aukštų viename, 90 kitame pastatuose, tai nesuteikia jokio pasipriešimo virštiniams aukštams, kurie pradėjo griūti. Vėlgi, tai įmanoma, tai pagrindiniai fizikos dėsniai. Vienas iš fundamentaliausių dėsnių, tai momento tvermės dėsnis. Taigi, apatinių aukštų momentas buvo stabilumas. Taigi, jeigu tie aukštai krito, tai šitie turėjo suteikti pasipriešinimą. Tas turėtų sulėtinti kritimą. Net jei patikėtume Tablino teoriją, kad jie kažkaip tenais privertė visus susmukti, kiekvienas aukštis būtų suteikęs pasipriešinimą. Tarkim, reiktų pusę sekundės kiekvienam aukštui susiploti. Tuomet griuvimas užtruktų apie 40 ar 50 sekundžių. O čia mes turime 10 sekundžių griuvimo. Vėlgi, pažeidžiami pagrindiniai fizikos dėsniai. Vienas supjaustytas. Kai žiūri į pirmą aukštą, matai, kai ten guli plienas supjaustytas gabalais, jau tinkamai paruoštas sukrauti į sunkvežimius. Ir jei aplankytumėt kontroliuojamų sprogdinimų tinklapį, bent jau jį galima buvo aplankyti iki šiol, ten pamatysite pastabą. Mūsų sistemos segmentuoja plieno konstrukcijas į dydžius, atitinkančius esamos krovininės technikos eksploatavimo reikalavimus. Kitas faktas ir savybė. Beveik visas šių pastatų betonas virto mažų dalelyčių dulkėmis. Dabar įsivaizduokite, jei jūs esate 110 aukšte ir metate iš ten betono gabalą žemyn. Jis sudūžtų. Baigtų su tuo, kad rastumėt gabaliukus, tarkim, tokio didumo. Bet tai nevirstų dulkėmis, kurias galėtumėt įkvėpti į savo plaučius.
Bet būtent tas įvyko ten. Ir apie tai netgi nesiginčiama. Pulkininkas Džonas O'Downas iš Amerikos armijos inžinierių centrui pasakė: pasaulinės prekybos centro vietoje atrodė lyg viskas